Tai labas vakaras, kas jungiatės šį vakarą į tiesioginę transliaciją dabar iškart ar vėliau jums patogiu metu čia per Facebook'o porą kanalų ar YouTube'e vėliau, kai tik atsiras šitas įrašas. Ir su jumis vėl sveikinuosi aš iš savo gyvos namų studijos po mėnesių pertraukos. Vėl grįžtu su laidele Kaip, klausimas, atsakymas ir praktika, kur dalinuosi savo įžvalgomis, pastebėjimais ar tiesiog gyvenimiška patirtimi, kuri man vis susikaupė per tas porą savaičių, kol buvau neprisijungusi arba ateina kažkokie suvokimai apie energijas, kaip jos pasireiškia toje kasdienybėje ir kaip tai veikia praktiškai, nes visada tarsi tas kalbėjimas apie energijas yra toksai neapčiuopiamas dalykas ir kartu tai yra sunku įrodyti, kad tai yra, kad tai veikia, kad tai egzistuoja, kad tai turi įtakos mūsų gyvenime, kad viskas apskritai yra energija ir sunku tai apčiuopti. Ir dėl to, kai aš kalbu kažkokiais tokiais dalykais, temomis, man patinka tai įvilkti ir į tą praktinę pusę. Tai yra pakalbėti apie tą išjaustą, apie energijas atrastą dalyką ir parodyti, kaip tai veikia praktikai, kad būtų galima pritaikyti savo gyvenime, savo buityje ir ten, kur esame, kad toliau augtume, tobulėtume kaip asmenybės ir kai tai prisidėtų prie mūsų tos tokios aukščiausios gerovės. Tai va, tai tiek trumpai apie šitos laidos koncepciją ir jos pristatymą, o šį vakarą yra laidos pavadinimas, tema apie bendravimo įpročius. Kaip mes bendraujame ir turiu omeny jau ne tik tą kasdienį mūsų tą bendravimą, bet ir mūsų vidinį bendravimą, bet tai kokias energijas mes įnešam bendraujant ir bendraudami su kitais. Nes kaip ten bebūtų, vis tiek mes norime turėti bendravime gerus tuos santykius per bendravimą irgi, kaip ir kažkada anksčiau kalbėjau, kad santykis nėra vien tik bendravimas, o bendravimas nėra vien tik santykis. Bet vienas ir kitas yra susiję ir vienas kitą papildo. Tai šį vakarą noriu pasidalinti apie tokius atradimus, apie tos subtiliuosius bendravimo įpročius, kuriuos mes turime, kūrėme ir nuolat juos kažkaip tai ar plečiame, ar kaip kitaip juos įvaldome. Ir tai atsižvelgiant, tai stebint, tai suprantant, mes galime kurti ir gerinti tuos bendravimo kokybę, pačius bendravimo įpročius keisti ir pastebėti per bendravimą, kokią mes įnešam bendravime tame santykyje arba tiesiog dialogė tą kokią energiją. O paskui iš tos energijos gimsta ir emocija, mintis, tolimesnis dialogas ir tolimesnis santykis, arba jis užsimezga su žmogumi, arba ne. Bet kaip ten bebūtų, mes visi norime juk turėti tuos gerus, kad ir trumpus, bet pabendrauti maloniai, gerai, gražiai. Ypatingai su tai žmonėmis, su kuriais dažnai tenka susitarti ir dažnai atsiduriam į tokią tą konfliktinę zoną, kur turim išsispręsti, turim transformuotis, turim nebereaguoti, išlaikyti tą ramybę. Ir tada tas bendravimas pagerės, o nuo to bendravimo ir mūsų santykis pasikeis, tai yra vidinė mūsų būsena. Tai va, kalbant apie patį bendravimą ir bendravimo jo įpročius, tai pirmiausia pradėsiu nuo to, kada reiktų vengti bendrauti, kada reiktų palaikyti
atstumą ir jeigu išeina, tuo metu palaikyti pauzę ir tiesiog su kažkokiais žmonėmis, ypatingai tie, kurie mums kelia susierzinimą, nebendrauti. Tai yra numeris 1 ir pagrindinė taisyklė, pagrindinis dalykas, tai yra nuovargis. Jeigu tą dieną esam pavargę, geriau stengtis bendrauti su tai žmonėmis, su kuriais mums ir taip yra sunku bendrauti, ir taip kyla įvairiausių klausimų ir kažkokių tai nesutarimų. Nes po nuovargio, kai yra nuovargis, dažniausiai bendraujame jau nebe mes esame stipriai dirbantys su savim praktikuojantis ir labai gerai galime atskirti, kada kalbame mes, o kada kalba mūsų ego, kada kalba mūsų skausmo kūnas, o kada ne. Tai va, bet jeigu mes jau esam ganėtinai gerai pavargę, jau sunku kažką atskirti, tai bus kokiais 95% bendravime kalbės mūsų ego, nebe mūsų, nebe mes. Ypač jeigu reikia kažką išsiaiškinti, ar suprasti, ar suvokti, mes nieko ten tame dialogė nesuvoksim, nesuprasim, nes nuovargis, jeigu ima viršų, ego labai lengvai išlipa į paviršių ir dažniausiai pokalbėje tada jau jisai būna tasai lyderiukas, kuris ir pakreipia tą pokalbį, kurio atrodo, aš esu pavargus, ir kas čia tokio, aš čia pakalbėsiu su kažkuo. Ir kaip tik tais pradedam kalbėti, lyg tais tas dialogas ir pokalbis užsimezgė gan gerai, sėkmingai, bet paskui atsirado iš kažkur situacijos tos pokalbio metu, kažkoks atsirado aiškinimasis, kilo emocijos ir tas pokalbis galėjo baigtis gražiai, bet viduje liko toksai nepasitenkinimas tuo visų pokalbiu, kuris įvyko. Tai galite atskirti ir pajausti, kad prieš tą pokalbį, kad jeigu esam pavargę, kad tada arba nukelti tą pokalbį į kitą dieną, kai mes išsimiegosim, gerai jausimės ir būsim geroj stadijoje, papailsėję po darbų. Arba tada jau kalbėti labai sąmoningai, neliečiant tokių ten jautresnių temų, arba stengiantis tiesiog palikti tokį neutralų pokalbį kiek įmanoma. Tai kai yra nuovargis ir save pastebim tą nuovargį, tada jau įjungiam budrumą, vienokį arba kitokį, ir arba atidedam tą pokalbį, arba išlaikom tą budrumą, kuris taip pat pokalbėje dar ir papildomai pareikalaus energijos, bet jau geriau energiją išlaikyti tam budriam pokalbiui, negu energiją išvaistyti kažkokiom nepasitenkinimo energijom, kurios ten kyla. Nes visada ten yra, kur tik bus bent menkiausia terpė ir galimybė pasireikšti mūsų ego arba mūsų kažkokiom tom tokiam negatyviam emocijom, jos visada ir stengsis įlysti. O nuovargis ir yra ta vieta, per kurią lenda stipriai. Nes būna tikrai, gal teko pastebėti tokių situacijų, kad kai vakare esam pavargę ir kažkas įvyksta, ten tas pokalbis ar bendravimas, mes pašnekam tokių kažkokių skausmingų dalykų, tokių išpūstų, net hiperbolizuotų, ir išsikalbam ir nueinam dar labiau pavargę miegoti. O ryte atsikėlus visada būna, o tai kam aš taip kalbėjau, juk aš taip net negalvoju, nors ne, jeigu pasakėm, tai gal ir pagalvojom anksčiau. Bet esmė ta, kad kai mes esam pavargę mes išsakome tą visą savo skausmą, kurį galbūt, su kuriuo reikia padirbėti, kai esam nepavargę. Ir dėl to atsikėlus ryte, taigi čia mano reikalai, mano dalykai, man nebūtina to fišuoti, man tiesiog reikia su savim pabūti. Bet tada viską ten išliejom, o ryte atsikėlėm ir dar būna toksai kartais ir pasigrūžimas, kodėl aš ten taip lindau, kodėl aš parašiau, kodėl aš paskambinau ir taip prikalbėjau. Yra dar ir daugiau kitų situacijų, bet aš jas neįgarsinsiu, kada mes taip pat pasielgiam, kai kokios ten aplinkybės atsitinka, įtakotas tam tikrų produktų, kada irgi žmonės mėgsta
taip išsisproginėti, taip sakant, ir išlieti savo emocijas. Ne, su emocijom reikia dirbti, jos yra mūsų darbinis įrankis ir svarbiausia, kad kartais yra tos tokios negatyvios, sunkios energijos, pasireiškiančios per emocijas ir jeigu mes jas išsakom, tai dar nereiškia, kad mums nuo to palengvės. Ypač jeigu mes tai išsakom nesąmoningai, o per nuovargį, per pyktį, per kažkokį įsižeidimą ar per tokį savo ugninį blyksnį. Neišsispręs tada nieko, bus tik tai sugadintas bendravimas ir paskui dar ir teks bėgti nuo savo kaltės jausmų. Kad kodėl taip išsisakėm, nes tokiu metu nieko gero nevyksta. Bet gerai. Tai gerai, mes dabar jau žinom, ar ne, kad reikėtų vengti tų tokių situacijų ir ypatingai esant nuovargiui, taip kalbėti, taip reikštis. Mes jau šitam sąmoningumo laiptelėje. Tai dabar ką daryti, jeigu kitas žmogus yra pavargęs ir jisai nesupranta, kad jisai pavargęs ir jisai išsilieja ant mūsų ir mes tampame tas objektas tyčia, netyčia, sąmoningai, nesąmoningai, pagal karmą, ne pagal karmą, kaip ten bebūtų, bet mes jau atsiduriam su to žmogum, kuris ant mūsų yra pavargęs, piktas ir išsilieja. Tokiu atveju, jeigu tai yra mums neartimas žmogus, ne iš mūsų artimo rato, tai tada mes galime atsitraukti ir sakyti, ačiū, man to nereikia. O jeigu tai yra žmogus, kuris yra artimas mums, svarbus, reikalingas ir taip toliau, ypač šeimos narys, arba šiaip kažkoks žmogus, bet kuris jau, kur turim išbūti toje vietoje. Tai tiesiog tada tuo metu, irgi įprotis, kai žmogus yra tame nuovargyje, pyktyje ir skausme savo, lieja savo nuoskaudas, taip, visų pirma, yra tas nereagavimas, supratimas, kad dabar kalba jo ego, kalba jo pyktis. Ir svarbu suprasti vieną dalyką, kad kai kalba pyktis, ego ir nepasitenkinimas, neduoti jokių patarimų. Nebandyti pakeisti to žmogaus būsenos. Nebandyti kažkaip jam pagerinti situacijos. Nes kai kalba per kitą žmogų ego, tai viskas, ką mes pasakysime toje situacijoje, bus atsukta prieš mus. Tas žodis bus dar viena malka į tą ugnį, iš kurios pareis dar didesnė ugnis, o jeigu mes norim išlaikyti vis tiek tą santykį, tą bendravimą, mes vis tiek turėsime tai atlaikyti. Nes jeigu jau mes papuolėme į tą ugnį, dabar mūsų užduotis yra išbūti. Ir tikrai kils ir visada bus tų tokių situacijų, kai prieš mus atsiduria kažkoks nepatenkintas žmogus, mums svarbus, o kartais gal ir net nepažįstamas, bet tiesiog nėra kur trauktis ir turim ten išbūti. Tai tada tas įprotis visų pirma neduoti tų patarimų, kai tas žmogus yra piktas. Galima duoti žmogui patarimus, kai jis tikrai ieško išėjimo iš situacijos, jis klausia pagalbos, jis nori pagalbos, jis yra tame kelyje, kur jam reikia kažkokios tai nuorodos, viskas tvarkoja su tais patarimais. Bet noriu užakcentuoti, neduoti tada, kai žmogus kalba skausmingai, kai užčiapiam, kad tai yra jau ne tas žmogus, mums, kur žinom, kur iš širdies, kai bendraujam, koks būna bendravimas, bet tas, kuris jau ir nuvergas, pavargęs, piktas ir mes pasitaikym, kas dabar turi atlaikyti tą visą iš jo išeinančią ugnį. Ir kaip ir visada, kaip ir aš daugelį kartų esu sakiusi, pabūti tą širdies erdvę, atverti iš savo širdies, tada bus lengviau mums išbūti tame. Pajusti savo širdį, apgaubti tą širdimi, tą erdvę, tą kitą žmogų. Ir tegul jis kalba. Ir tai, ką jisai kalba, suprasti, kad neturi nieko bendra su mumis.
Nors gal ir minite mūsų vardą, ką mes ten blogai padarėm, ką mes ten blogai pasakėm. Jeigu mes tai pradirbom, mes pradirbom. Jeigu už tai atsiprašėm, mes atsiprašėm. Mes nieko daugiau pakeisti to žmogaus jausenos negalim. Jeigu tai yra jo skausmas, tai yra jo vidinis darbas. Bet mes neturim tą baksnuoti pirštų, klausyk, tu čia neprasidirbęs, tu ten turi tai padaryti, ten nueiti, tą kažką paskaityti. Tuo metu tai neveiks. Kai žmogus yra nusiminime, liūdesyje, jam geriausias vaistas yra išklausimas ir suteikti tą erdvę. Jeigu dar žmogus ir nori kalbėti, dar galima jo kažko paklausti. Tai klausyk, tai kas ten buvo, tai kaip tu jautėsi, tai kas ten nutiko. Ar kažką tai tokius pasigilinti, jeigu jis einasi į kalbas. Jeigu jis neina į kalbas, tai tiesiog vis tiek palikti tą tokią gražią erdvę ir leisti suprasti žmogui. Jeigu mes ant bandysim sakyti, oi kaip tu čia mane privertė jausis, kaip tavo tas skausmas čia manęs uždė. Tas dabar irgi nepadės, jeigu žmogus yra tame savo ugninėme pliūpsnyje. Galima paskui taip pasidalinti, kad tai tu mane taip, su tavim aš taip pasijaučiau tame pokalbyje. Bet jau paskui vėliau, kai yra viskas nurimę, nuslūgę, tas žmogus pailsėjęs ir atsigavęs kažkiek. Bet tuo metu tai yra tiesiog tas širdingas išklausimas, širdingas priėmimas. Taip, mums skauda nuo to, taip, mums nemalonu. Taip, tai nėra smagu atsidurti tokią situaciją, bet priėmus tai, kad tos situacijos vyksta ir vyks, tai yra taip lengviau. Nu gerai, dabar tokia situacija, dabar pas mane tokios planetos ir pas mane dabar jau su tom planetom ateis tokie žmonės, kurie nei iš jo, nei iš to dabar taip kalbės. Bet gal tuo pačiu aš irgi kažką prasidirbsiu, gal irgi kažką suvoksiu kokią tą situaciją. Aha, Simonas labai gerą ir temą uždavė klausimą, o jeigu kažkoks konfliktas, geriau išklausyti, ką nori pasakyti, ar kažkaip pabandyti nutraukti tą audrą, žodžiu. Aš renkuosi visų pirma išklausimą šitoje vietoje. Jeigu yra situacija ir galimybė ir yra tas pajėgumas, tai yra išklausyti, bet išklausyti nepriemant savo asmeniškai, išbūnant toje širdies erdvėje, neįjungiant proto su vertinimais ir bandymais, kaip tas dabar čia žmogus susimovė, jisai koks čia nemedituojantis ir nesąmoningas, kaip jis čia nesupranta, tai nebus tikras išklausimas. Išklausimas yra tada, kai klausom savo tą atvirą širdimi, kaip jisai jaučiasi. Mintis, jeigu norit, galit pasakyti, aš matau tave, aš girdžiu tave, aš jaučiu tave. Galit garsu pasakyti, galit žodžiu pasakyti. Ir šitie 3 sakiniai labai padės. Ir išklausyti, ir išbūti toje situacijoje, tiesiog ten išklausyti tą žmogų. Kada tinka žodžiu nutraukti tą audrą? Tada, kada jeigu tai vyksta pastoviai nuolatos, diena iš dienos ir tarkim jau tai yra per daug ir jūs jau jaučiat, kad jūsų energija yra sekinama ir kad viskas tas pats per tą patį, diena iš dienos. Tada jau taip, klausyk, mes jau čia 15 minučių klausomės, bendraujam, bet aš jau dar turiu ir savų darbų, dar turiu nulėkti ten, tą padaryti ir gal tada pakalbėsim jau rytoj. Siūlyčiau, jeigu nutraukti, tai nutraukti tokiu būdu ir tokiu gražiu metodu, kad nebūtų jokio tokio, kaip ir sakiau, tos dar vienos papildomos malkos į tą ugnį, kuri yra įsižiebusi. Tai kai jau perauga į tą tokį pastovų, nuolatinį bandymą išgauti to dėmesio ir energijos, tada taip, jau reikia ir nutraukti. Bet kai yra, kai būna toksai dažnai ir netikėtas arba su nuostaba, konfliktas. Ir tada einam į tą. Ir žinot, kai dar galiu pasidalinti, kad kas dar būna, kad kai jau taip darom, tai išranda kita ego pusė, kad
nu tu jau čia 100 tų tokių pokalbių išklausai, dabar jau tu gali kažką pasakyti tam žmogui, jau griežčiau pasakyk, jau tu va, pasakyk savo nuomonę jam, jau ir dar kažką. Tai čia yra dar vienas subtilesnis ego, kuris jau, aha, tu čia jau tą laiptelį praėjai, tu viską moki, dabar jau taip padaryk. O tas nėra, kad čia taip, tai reiškia kitaip, kažkaip geriau ar šauniau. Ne, visada yra tas, kad širdies tas išbuvimas visada bus pirmoje vietoje ir tas išklausimas ir bet koks toksai savęs pademonstravimas išmintingesnės ar išmintingesnio, tik tais skaudins dar labiau tą kitą žmogų, kuris ir taip dabar jau savaime aišku, kad yra tame skausme. Aha. Tai klausimas buvo, jeigu abu žmonės įjungia ego, tai jau tada labai sunku yra. Ir tada prasideda jau kitoks bendravimas, kaip galima tai išlaukti, nes jau būna audra. Jo. Taip. Jeigu abu žmonės įjungia ego, dabar šitoj vietoj, kaip ir yra tasai pasakymas, atsakingas yra tas, ne tas, kuris kaltas, ne tas, kurios ego mažesnis ar didesnis, bet šiame konflikte, kai abu žmonės jau du ego kalba, atsakomybė yra to žmogaus, kuris yra sąmoningesnis ir jaučia savo ego, kuris iš jų jaučia savo ego ir tas turi žengti tą žingsnį, sustabdyti savo tą ego bendravimą ir sustabdyti tą audrą. Kad klausyk, mes jau abu čia peržengėm, gal dabar padarykim pertrauką. 1 valandos, 5 minučių ir atsitraukim. Nes ir sąmoningas žmogus gali supykti ir įeiti į tą savo ego ir praktikuojantis, medituojantis taip pat kartais sukelia dramas. Aš apie tai būtinai parašysiu straipsnį, pasidalinimą. Bet tai nieko, kaip pasakyti, tai yra tas, kad aš sukėliau audrą, aš žinau, kad ją sukėliau. Pas mane išlindo ego, aš žinau, kad jis išlindo. Viskas, griebiu jį už uodegos ir kaip įmanoma, pabaigiu tą visą situaciją, kiek įmanoma švelniau, gražiau arba harmoningiau. Ir paskui tada su savim pagalvoju, kodėl taip įvyko, kas čia įvyko, kokia čia mano dalis išlindo ir panašiai būna tokia vidinė analizė. Tai va, tai jeigu jau du žmonės su tuo ego, tai tada išgelbės tas, kuris pirmas sugaus savo ego ir išjungs tą ego iš to bendravimo įpročių. Tai va, dabar kitas dalykas populiarus yra, žinoma, messengeryje, žinutėmis bendrauti, kontaktuoti. Tai dabar labai siūlau irgi rašant žinutes, ypač jeigu kažkoks yra sprendžiamas dalykas, kažkokia įtampėlė ar kas nors, visada, kai rašom žinutę, jos rašymo metu išjausti, kokia energija eina per mane, kai aš rašau tą žinutę. Jeigu tik pajaučiam, kad jinai tokia kirbanti, nerami ar kažkas ne taip, geriau nerašykim tos žinutės. Nerašykim, nesiųskim, ištrinkim ir padėkim telefoną ir nueikim, pailsėkim, pakvėpuokim, pasportuokim, kažkur kažką padarykim, pasitvarykim namus, bet nerašykim tos minties, nes būna dažniausiai, kad galbūt mes nepajaučiam, kad sukilo pas mus, be bendraujant, viskas lyg ir buvo gerai, viskas fainai jautėmės, bet sukilo be bendraujant tas ego. Ir jeigu jau rašant, jau eina kažkokios tai energijos, kur jau jaučiasi kažkoks jausmas, lyg įtampėlė, tai jausi, nes tikrai jaučiasi labai puikiai, kada mes rašome ramiai, su ramia ta širdimi, o kada jau yra, jau mums diktuoja, ką rašyti, tik tai tam, kad atsirastų daugiau konflikto, emocijų ir
kiltų dar didesnė, gilesnė diskusija. Tai va, tai yra nelengva nutraukti visą tai, bet įmanoma. Ir kuo daugiau vis atsisakysim šitų tokių patarimų, tuo lengviau bus paskui susigaudyti ir atrasti, kada jau mes nusivažiuojam, jau tampa nebe širties bendravimas, bet jau ieškantis konflikto ir priekabio. Tai va, tai labai geras ir gelbstintis dar dalykas yra prie viso šito, ką išvardinau, tai stebėti ir jausti savo būsenas. Dienos metu, dienos eigoje bendraujant, kaip mes jaučiamės, ką jaučiam, koks jausmas eina per mus. Ir tada pamatysime, kiek daug pas mus tų jausmų. Atsiprašau labai. Ir tada bus lengviau atskirti bendravime, kada mes iš tos geros jausenos bendraujam, o kada per mus jau persismelkia kažkokia kita emocija ir kuri jau jinai bando sudiriguoti tą visą mūsų bendravimą ir mūsų pokalbį. Nes būna labai dažnai, kad žmonės nepažįsta savęs, nes nepažįsta savo jausenos. Ir žinot, yra toks pasakymas, kad kai žmogus pyksta, jis galvoja, kad jis kalba normaliai, bet jeigu tuo metu jį nufilmuotų ir parodytų, tai iš šono jį pykstantį, tai jisai net pats nusistebė. Aš turiu net praktiškai iš tokių istorijų, kur žmogus pamatote save video ir sako, negi aš toks esu piktas ir griežtas, o nors daugelį kartų jam žmonės yra sakę, kad jis griežtai labai bendrauja. Tai va, tai iš tikrųjų tai reiškia, kad ne visada ir ne visiems žmonėms pavyksta atskirti savo jauseną ir būseną ir jiems atrodo, kad čia aš kalbu, iš tikrųjų kalba ten piktas, kažkoks nusivylimas ar kaip ir minėjau, tas pats nuovargis. Todėl va tas savistaba, savo jausenos ir emocijų siekimas, tas gilinimasis, kiek ir kokių emocijų, jausmų, skirtingų būsenų pas mus pereina, mes lengviau atskirsim, su kokiom būsenom mes einame bendravime. Ir tada kokios tos būsenos kaip įtakoja mūsų bendravimą. Ir iš to bendravimo koks gimsta ryšys arba santykis. O iš jo mūsų ta vidinė būsena. Tai va, tai tada labai linkiu gražių bendravimo, gražių santykių su visais. Ir praktiškai tada dar kartą priminsiu tuos žodžius, kuriuos galite sakyti savo artimiesiams, savo vaikams, savo žmonėms, su kuriais norite to gražaus bendravimo. Ar šiaip norit, kad kai vyksta tas konfliktas, ką pasakyti, kad žmogus truputėlį atsijungtų nuo to pykčio srauto ir pamatytų, kad jis iš tikrųjų yra išgirstas, matomas, tai prisiminkim tą, kad aš tave matau, aš tave girdžiu, aš tave jaučiu. Ačiū, ačiū, ačiū. Tai va, tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot. Kam nebespėjau atsakyti į komentarus, dovanokit, parašysiu jau į komentarą. Ir dėkui jums, tai šitoje laidelėje, kaip vėl susitiksime po 2 savaičių. Iki.